važiuosiu, dabar esu kitą miestę. Laukiu, kol atiduos mašiną ir važiuosiu į Hulą namo. Nu, va, jau važiuoju namo, laukiu traukinio į Hulą. Labas rytas, keliauju į darbą. Oi, ir žiūrėkit, kokia saulė. Nesimato vapšiai. Kokia saulė. Ir nesimato. O jin tokia didelė ir bandžiau dabar įdėti į stories, bet to dydžio neišeina parodyti. Taip, perjungsiu kamerą, gal truputį pasimatys, bet atrodo mažesnė. O tokia didelė ir taip prie žemės, toks kamuolys, taip fainai atrodo. Tai va, norėjau pasisveikinti, keliauju į darbą. Šiandien yra sekmadienis. Jo, gerklė vis dar nepraeina. Naktį neišeina net miegot nuo tų kosulių. Čia žiūriu visiems, taip labai daug, gal koks virusas jaučia siaubas. O kaip jūs, ar nesergat, ar džiaugiatės šiltomis dienomis, kaip jums sekasi, parašykit komentaruose. Na, o aš lekiu dirbti. Labas vakaras, keliauju namo iš darbo ir įsijungiau čia dabar pasižiūrėti Facebooką ir buvau stories ryte pasidalinus, kaip einu į darbą 5 valandą ir man parašė, kad nesuprantu, kaip gali būti taip anksti žmonės tokie žvalūs. Tai noriu pasakyti, aš nežinau kaip jums, bet pabandykit, jeigu taip neišeina, pabandykit tokį dalyką. Kuo anksčiau atsikeli, vat su saulė, kada saulė pradeda kilti, tuo daugiau energijos turi. Aš šitą jau pastebėjau daug kartų. Jeigu anksti atsikeliu ir po to neinu vėl prigulti, tai kai saulė kyla, tai tikrai daug energijos, gera nuotaika. O, vėjas, įdomu, ar girdėsit? Ir būna daug geriau. O jeigu pramiegu ir jau vėliau atsibundu, tada viskas, diena tokia ir aš tokia be nuotaikos. Ir žinot, kai einu pėstute į darbą apie 40 minučių, tai labai prasibudini. Paukščiukai čiulba, va ta saulė kyla, taip fainai. Tai žodžiu, kam trūksta žvalumo, energijos, tai pabandykit kuo anksčiau atsikelt. Bet aišku, reikia tada eiti gulti prieš 10. Jeigu prieš 10 atsigulat, nes nuo 10 iki 1 yra geriausias poilsio ir grožio miegas, tai tada ryte atsikelsite 5 ar 4 ir būsit super duper energijos. Tai va, išmėginkit, po to parašysit man, ar jums taip buvo. Ką, Tomai, valgai? Jo, valgysi, ką darai? Nu, dėkis, šaunuolis. Mėgstu karštas dienas, geras oras, šašlaikiukas, saulytė šviečia, super duper. O jūs ką labiau mėgstat? Šiltas dienas ar su sniegu kur nors kas vyksta ant kalnų čiuožinėt? Parašykit komentaruose. Buvom su vaikais poliklinikui, nes Lukui labai žandai, parodyk Lukui. Va čia labai žandai sausėja. Tai nežinau, ar čia kokia šiaip, kaip egzema kokia, ar kiti sako, kad kaip mažakraujystė gali būti irgi. Taip darosi, tai einam, Tomai, kad taip. Einam. Tai žodžiu, sakė, padarys kraujo tyrimą, nes prieš tai jau buvau, tai nedarė kraujo tyrimo. Sako, ne, čia tik šiaip, tai kremuką išrašė. Bet dabar jau liepiau, kad būtinai kraujo tyrimą, tai va gavom appointmentą kitą savaitę. Padarys, taip, ir padarys kraujo tyrimą, tai žinosim, kas čia. Dabar dar gavom va tokį maišą tepaliukų visokių tepti veiduką, tai žiūrėsiu, kas čia. Oi. Karšta, pavargom, prasidėjom ten. Einam, Tomai.
Got some ice cream? Taip, dabar gausi ice cream, kad pasėdėjo, nenugriovė ligoninės, tai dabar galima bus nupirkti ice cream. Gerai, keliaujam. Man gėlytę atnešiai? Aha. Mama, Pūsk. Pūsk. One. Vien. Yeah. Wait, no. Mano, I got a lot over there. Now we'll eat another one. Now we'll eat another one. This is fire. God. Then. Oh, stop cleaning it or I'll kill it back. Stop killing those. O, radai? So stop killing it. My toes is killing them. Aha. Stop killing them, Thomas.